Va, šita bažnyčia vikingų. Ir dabar įveiksim visą Atlantikos kelią. Nu ką, bandysim šiandieną, nebandysim, o nuvažiuosim šiandieną į Atlantikos kelią pažiūrėti. Šiek tiek krapnuoja, bet nusimato, kad viskas bus ok. Drabužiai sausi, tai čia yra fantastika. O va ten yra tie tokie tamsesni, atrodo, net kalnai, tokie va su tokiais gauburiais. Bitė atskrido. Palinkėt gero kelio. Čia yra trolių karalystė. Ir eina ten trolių kelią. Ačiū jiems, vakar mus šauniai praleido. Jokių problemų nebuvo. Tuoj ateis Skaistė ir važiuosim. Daiktus, kaip matote, nuėmiau visus. Paliekam namelyje. Planas yra, kadangi kelias tik pro čia eina, pravažiuoti Atlantikos keliu. Dar tokia bažnytėlė pabandysim užsukti vikingų ir grįšim. Tad svarbiausi daiktai viduje. Čia rekomenduoju būtinai Geiranger aplankyti būtinai, nes serpantinas į apačią, paskui serpantinas į viršų, o čia gal ir va matosi, o čia va pakilimas yra. Mes atvažiavom iš čia ir tada pro jį ir tenai. Nu, fantastika. Čia kelias yra, jeigu nuo pietų važiuoji šiaurės kryptimi į trolių kelią. Čia yra. Tai va, padangas pasižiūrėjau. Antros kelionės dienoj papučiau biškį, bet šiuo metu viskas idealiai. Grandinę patepiau, nors tepaluotą. Šiaip reikėtų jį plauti jau, bet Lietuvoj sulauks plovimo. Čia kažkur po 3-4 dienų. Va ir čia Geiranger užsikliavau. Viskas tvarkoj su motociklu. Ačiū jam, Rocketui, puikiai laikosi. Keep on Rocket! Šitą ežeriuką. Mūsų tikslas tenai. Rūkas kyla, ar čia debesis nebepraeina pro kalnus. Kol kas oras gali, sakyčiau, ok. Jau pasisukom kitą pusę, koks laivas, kokie kalnai. Fantastika. Kelias šitai toksai, kaip čia pasakyt, tarp miestinis.
geltonos linijos, tai čia jau visiškai reiškia viskas okei. Ne kalnų kelias, ne siauras, leidžiama 80. Nu, aš tiek ir važiuoju, nors pagal Google rodo 75. Taip. Bet faina ir taip, nes gali ir akis paganyti tarp kalnų. Va ten, pavyzdžiui. Kai išklumpa va tokie lietus, vis svarstai. Ar ieškotis, ko dažniausiai nerandi, aišku, kažkokios priedangos ir tiesiog pabūti ramiai ir išlaukti. Aišku, žiūrint į tolį, tai neaišku, kada tai baigsis. Ar tiesiog bandyti važiuot, galbūt kitoje kalno pusėje ar perdangoje baigsis lietus. Va su tokiais lūkesčiais ir važiuoju. Nors pradžioje tai taip nevargino tas lietus, išskyrus tas audras, bet jau ateina tas nuovargis nuo to lietaus, netikslaus matymo per stiklą, pastoviai galvojama slidu, neslidu, ant kiek šlapia, ant kiek pavojinga, gazuoti taip toliau. Tuneliai šiek tiek nudžiugina, nors juose nieko nematai. Va, šiek tiek sausumo ir vėl lietutis. Kažkaip man trūksta pačias tokių sustojimų su pastogė. Tikrai karas būtų malonu tiesiog sustot, nurimt. Galbūt ir sulauktum šviesesnios atkarpos ir vėl važiuot. Bet mūsų suskait dažniausias pasirinkimas šiaip būna, nes tokių stovyklaviečių kaip ir nėra, sustojimų. Tiesiog važiuot. Ta mes ir darom. Tiesiog važiuojam. Lietus prasidėjo ir pradėjo vėjas kilt. Tikiuosi tai baigsis prie Atlantikos kelio, tai nepasieks, arba kol mes atvažiuosim iki jo. Nes dabar tikslas statytas į bažnyčią Vikingų. Pamatai va tokią tolimoji prošvaistę, tai taip tokia nuotaika biškį pastaiso galbūt. Tas vėjas, tos debes kažkur iš kitų kalnų nupūs. Arba pats išlys į kitoj kalno pusę ir ten jau bus kitaip. Bet net ir per tokį orą Norvegija yra nuostabi. Rekomenduoju pasigalvoti apie aprangą. Aišku, čia daug galvoti nėra, bet kuo daugiau sulauksim nuo lietaus. Garoteksas ne išeitis. Mūsų Lietuvoje tai taip, bet va čia ne išeitis. Pramirksta vis tiek jisai. Bet pakol kas viskas klaustosi gražiai, matau prošvaistę. Tad judam į priekį. Keep on rocket. Sakau, nusukau nuo pagrindinio kelio jau. Link bažnyčios važiuojam 11 minučių. Nu va, saulė išlindo. Judam, priekim. Stabus vaizdai. Ne turistinė vieta. Fū, gražiai prasilenkėm. O, čia biškį kitokia nei nuotraukoj. A ne? Jo, biškį kitaip nuotrauka atrodė. Va, šita bažnyčia Vikingų, o čia kažkokia, čia kitokia. Jo.
Matai, net atremta, jaučiu čia gal dabartinė atremė. Rodvelstalvkirkė. Hi. Open. Oho. Ir čia mato toksai degintas medis yra. Tokios lentelės daug išduoda apie metus. 1866 čia. Saulė 1842 net. Įsivaizduoji? O, hai. Čia dar galėsim ir į vidų užeiti, žiūrėk. From the earlier stave churches in this one. Vienas, 6, 7, 3 ar 5 laivelis vikingų. Tavo batai kaip tik skirti laipėjimui. Slidoka čia. Jie maži žmogeliukai buvo tavo. Bažnyčia užlipau į viršų. Aukščio tik tai trūksta biškis susilenkęs. Čia reiškia sėdėdavau, klausydavau. Arba čia gėdavau ir būdavau. We just sat the front and further back you sat the corridor. And those who couldn't afford to buy a bench. You can also see that we had some paintings on the walls. In this room the painting has faded and been washed away. Because in 1689 there was a big storm, ugly roof and the bell tower on the fjord. So then the rain washed away. Dabar į Atlantiką. Audros, bet lietus pasitraukė. Dabar vėjo davė stipraus. Bet vėjas geriau nei tas lietus. Bet vaizdai kokie ir saulės jau matosi kažkur. Ne mūsų, bet bent jau į tas krantus šviečia. Mums reikia į Solisnes. Čia daugiau niekur neplaukė, Solisnes. Italy. Through all the way from Italy? Yeah. It's from Denmark to Bergen. That's not Going to Nordkapp or not? Yeah. Yeah? You do? No. No. Atlantic Way and we are backing home. Okay, Previous year I was in Nordkapp. Sorry? Previously year I was in Nordkapp. Oh, good. It's very, very good. Fine. Nordkapp. The speaker. Yeah, it was previously, yeah.
Keliamės mes į Solsnes. Tada kelias sukasi. Mes pasirinkom vakar čia labiau pro kalnus, ne palei upę. Ir tada važiuojame į Atlantikos keliu čia. Ir planas yra taip va, kažkaip va tai va, ar va tai va jaučiu, grįžti. Labai siūbuoja keltas. Didelės gan, nedidelis, bet didokose bangos nėra, kad ramu. Vis arčiau Šiaurės jūros. Turbūt dėl to. Dar norėčiau paminėti, kad keltai Lietuvoje, Norvegijoje, čia va tarp miestiniai, kaip sakant, tikrai nėra brangus. Nuo 2 su kapeikom iki 4 kažkur gaunasi eurų. Motociklai. Neima už žmonės, ima už motociklą. Na ką, jau artėjame prie kranto. Šį kartą 3 su mumis motociklininkai. Rodvent Fjord. Čia bus Rodvent Fjord. O ten salelė kažkas gyvena galbūt. Ten tai jo tokia niurokas. O ten gražiai viskas. Nu ką, aš žinau, lipk, aš irgi užlipsiu. Oi, kaip čia susibau. Vėjas tai labai stiprus. Rauna biškį šitą, bet tai tik tiek, tai tikrai nebus problemų. Štai ir tas, ar tik gabaliukas šito kelio. Ne, čia bus gabaliukas, tiesiog tiltas. 555 metrai. Ten žvejoja žmonės. Italas, vokietis ten buvo kelte, jau kažkur seniau dingo. Tie irgi sustojo turbūt kavos. O mes varom. Kaip tau stichija? Gerulis šitas, kaip ir vėjas. Gerai, kad biški labiau į mane, o ne į šoną varo. Lietučio nereikėjo. Bolsoja. Gerai, laikom kryptį toliau. Žemyn. Tai reiškia, mes einame po vandeniu. Taip manau. Čia tarp salų eina kelias. Į viršų. Na va, matosi šviesa tunelio gale. Bus nebus šoninio vėjo. Nėra šoninio vėjo. Jau aš sustot, nes navigacija. Čia buvo Fjord tunelis 2740 tarp salų po vandeniu. Ok, važiuojam toliau. Ir vėl nerealūs vaizdai. Pasakam. Vėjas stiprus, bet per daug nevarginantis. Ir visa kita fantastiškai, nuostabu. Malmenfjorden. Va, Malmenfjordas. Noriu pasidalinti šiais vaizdais. 28 minutės iki taško. Aišku, ten tas kelias toliau dar biškiais, bet kažkur taip. Nu, įsijungia kamera. Turim vėl pasirinkimą, bėgom nuo audros, turim dar vieną pasirinkimą. Ai, čia nelabai kažkoks pasirinkimas. Tipo toksai kampuks gaunasi mažas. Ir viskas. Jo, degaliniai su normalia kava stojam. Let's go.
Atsidūrėm kitoj pusė kalno, bet čia negeresnė situacija. Nu, ką, bandom pravažiuoti Atlantic Way, pasižiūrėti kaip kas. Ką? Taip, tas vokietis ten, sakau, kelte buvo matėm. Einam į kavinę, gal ten kava, kas ten ledai. Atsikvėpiam ir toliau žiūrim. Hai. Smagiai, išgėrėm smagiai. Smagiai išgėrėme kavos su skania bandele ir dabar įveiksim visą Atlantikos kelią. Jis atrodo jau mus kviečia. Jo. Kaip dažnai nutinka, raktai lieka kišenėje, susirandi juos, tada užsitraukia abi kišenės. Jis, matai, irgi lakstęs yra, bet jis yra prisilakstęs, tai jam biškį yra atmušę šiek tiek. Noro dar yra tokio, bet baimių daug yra, nes jis ir į ežerą yra lėkęs, ir šiaip nučiuožęs, ir stuburas yra sutaisytas. Nu, žaibas, jėga. Dabar jau tikrai viskas gerai bus. Taip, filmavimas vyksta. Važiuoja. Ir dairomės. View! Taip, foto, lipdukas, bla 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 ir važiuoju.
Torseisundbrua. Ten galima pasivaikščiot. Koks vėjukas mielas! Wow! Let's keep on the rocket! Eina sau! Fantastika! Moto fantastika! Moto romantika! Pabandom navigaciją susigrąžinti. Susitvarkysiu navigaciją. Tai va, Atlantikos kelią kaip ir įveikėm. Bum. Taip, saulūžė, brangi man. Nemažas. Nori pakartot? Galima. Jo? Tai pakartojam ir vėl paskui. Ne, kad nežinau. Gerai, pakartojam. Man tinka, man patiko. Nusprendėm pakartot. Galiu užklijuot. O, ačiū.